drying my shoes. Fucking morning and we're in Austria. Esam Austrijoje, Vienoje. Visi kažkiek pavargę, atrodo persimiegojo, tą girdit, kas yra jums. Tas rytinė erkė išsitraukia, tas rytinį padangų putiklį vėl montuoja. Einput padangas. Duslintuvo problemą jis turi. Ar lūžo per pusę. Bet nieko tokio ten su duslintuvo, aš nežinau. Gerai būtų foliją apsiūk. Pamutai suveržti ir viskas. Nes daugiau tai neįsivaizduoju, ką ten galima padaryti būtų. Nebent vyrint, bet tai čia, žinai, Austrijoje ras, kas vyrina centre, nu tai nežinau vienai. Tai va, šiandien nežinau, koks tikslas, jau tiesiog važiuosim per Austriją. Daug kilometrų neįveiksim, nes jau yra ganėtinai vėlu. Tai nežinau, kaip čia mums seksis. Kažkiek gal bus gerai. Ką tik Henrik sakė, eik. Jis sakė, nestovėk ant kelio, bet ne. Jisai eina toliau pūst padangas. Kaip atrodo tau čia, kas yra? Kas yra? Pastatas, nu? Apie ką jisai? Aš žinau, karalienė gyvena. Karalienė, ne Austrijos? Ne. Teisingai. Vienai supratau, kad jau mes įveikėme Čekiją. Pasirodo, nebuvo tokios žymės, kad buvom sieną. Tai metas užpildyti mūsų oficialumus ir pažymėti, kad jau įveikėme Čekijos Respubliką. Kaip ten sakoma. Va, tai jau. Nu, va, perfekt. 3 šalis. 3 šalis įveiktos. Realiai 3, kaip ir liko, aš nežinau, kaip paskui mes žymėsim Italiją, nes ją kaip ir pasiekti mūsų tikslas yra, bet galbūt mes ją kliuosim, kad mes ją įvažiavom ir pasiekėm Lutipoje. Tai dar 3 liko ir būsime užpildę visą sąrašą kelionės, kaip sakoma, advento kalendorių šalių. Iš Kristupo Kolumbo, sekdami saulės šviesą, mes paliekame senąjį pasaulį. Nu, atsistatome. Prie katedros aikštėje, prie bažnyčios, vietinės, didelė, tokia huge, tavo renovuojama, bet labai graži, nuostabi, tikrai gaunam įkvėpimo judėti toliau ir pasiekti Pizos bokštą, nes jis mums yra numeris 1, o dabar čia tik tai kažkokie vietiniai inspiracijos mums judėti toliau. Prašiau čiūvo, kad padarytų triukų su dviračiu, dabar jis persirengs. Sako, duok man 5 minutės, aš padarysiu programą ir parodysiu tau. Sako, gal tu iš Nyderlandų? Ne, aš sakau, iš Lietuvos. Sako, o, nice to meet you. Tai sakė, prisijungs prie mūsų. Ne, ką, parodys triukų dabar, tai laukiam. Good. Thanks. I have a chair. King in the cow. Bueno, para gozar, un pasito más. Vamos a bailar, un pasito más. Bueno, para gozar, un pasito más. Vamos a bailar, un pasito más. Bueno, para gozar. Porą hamutų. Bandysim duslintuvą tvarkyti. Gal kažkaip pavyks, nežinau. Čia žiūri jau verčia pirdą visą, pažiūrim, ką čia turi. What you have here? Ką čia dabar darysi? Dabar bandau nuimti šitą ir pažiūrėti, ar sankaba eina jau į pabaigą, ar svareliai tiesiog išsilydė nuo karščio. Nes geriausias variantas, kad svareliai, nes turiu dar 3
tau nupirkau detalį. O, ačiū. Nežinau, tik tai kas tiks. Kažką sutaikys, kaip užmauti ir užvirš tais. Nežinau, pažiūrėkim. Let's go. Palaukiam biškį, čiučiut. Visiem gerai. Nu, nieko. Gal sanka dabar. Tai... Viskas gerai, variklių šitoj transmisijos pusė, nebent sankaba gali būti, tai nežinau, dabar sudėsiu gal svarelius ir tada važiuosim. Sankaba, o šiandien dūslė ant. This is the problem. Nu čia nulūžo dūslė, bet jis pažiūrėkit, kaip vienas pūs įvelnės. Kiauras pūs, bet nu nieko. Dabar nupirkau varinį tam. Nežinau, čia hamuto kaip ir nereiktų, o šitoj pusėje iškirpau tokią ertmę. Ir dabar čia suspausinę šyrą siauriau ir užveršim hamutų ir turėtų būti neblogai. Nebeturėtų jam kad būtų. Dabar jeigu užkurtumėt Motorolerį, čia plerptų kai velnės. Bet transmisijos nieko nėra. Bet dabar remontuoju aš puslę, įsitėjom. Paskui prieisim galutinį sprendimą, kad važiuosim toliau. Tai va, tokias žinios. Nu, naujienos kokios. Duslė suremontuota. Tangabos neatsukam, tai nesuksim. Viskas surinkinėjom transmisiją atgal ir kilsim į kelią. Kolektorius sutvarkiau. Reikia filtrą normaliai prisuk, kad net nesipurtytų, nes vėl ten išdaužys tą kolektorių. Tai va tiek žinių. Grįžtam į kelią. Un pasito más, vamos a bailar. Un pasito más. Bueno para gozar, un pasito más, vamos a bailar, un pasito más, bueno para gozar, un pasito más, vamos a bailar, un pasito más, bueno para gozar, un pasito más, vamos a bailar, un pasito más, bueno para gozar. Pirmos rimtos įkalnės, po truputį mūsų Motoroleris silpsta, greitis 20, bet vaizdai užtat tokie gražus. Nėra ko ir skubėt, gaila tik sankabėlio, nes tikrai jos po truputį ves pradės su laiku, tai bus liūdna, bet judam į priekį, bent. What a view! Pirmieji kalnai, kuriuos įveikėme. Buvo sunku, biškį lietus apačioje užlyjo, bet nestipriai. Į kalną kyla man 20-15 greičio. Tai nežinau, juokingai skamba, bet man atrodo po kiekvienos įkalnės laukia ir nuokalnė. Tai nuokalniai leiksimės ant kokį 80. Tai išsilygins kažkiek. Bet aišku, mūsų kilometrai kasdieniniai mažėja įveikiami. Bet tai čia tik skaičius. Mes dabar pradėsime džiaugtis vaizdais ir pačių važiavimų. Tai smagu ir judam toliau kaip kalnų ožiukai. Cak, 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 cak. Na, tai va bandysim įveikinėti visą šitą likusią sistemą. Šiandien dar kokį 60 važiuojam, jeigu tokiais, tai dar mažiau. Bet, nu kažkaip. Un pasito más, vamos a bailar. Un pasito más, bueno para gozar. Un pasito más, vamos a bailar. Un pasito más, bueno para gozar. Un pasito más, vamos a bailar. Un pasito más, bueno para gozar. Un pasito más, vamos a bailar. Un pasito más, bueno para gozar.
Variklį užgesinti. Bandysim top speedą nuo kalno, nes į kalną vos užvažiavom, bet nuo kalno variklis užgesintais, manau, paimsim gerą greitį. Bandom. Un pasito más, vamos a bailar. Un pasito más, bueno para gozar. Un pasito más, vamos a bailar. Un pasito más, bueno para gozar. Nu ką, bachūrai sustojom čia kemsaitėm. Toks ir kemsaitas, čia net ne kemsaitas. Šis stalas tiesiog yra marmurinis šalia upė ir svarbiausia vaizdas į kalnus. Tai dėl to čia ir sustojom. Ir šiaip nenuklysim nuo pagrindinio kelio. Šiandien ir taip mažai pravažiavom, 8 kilų gal kažkur. Tai tikrai mažokai pasistumėjom, bet mes esam priekį, tai čia nėra problemos. Ir ką, lieka netiek ir daug iki Italijos, man atrodo, apie 2,7 km. Tai bandysim ryt įveikti ir pasiekti Italiją ir pagaliau suvalgyti tą pizzą išsvajotą. Tai ką, ačiū, kad žiūrėjot, spaudžiam subscribe mygtuką ir judam mes toliau. Nu mes mėgoti jūs gal kažkur kitur, bet nu susitiksim karočią Lietuvą vis tiek. See you later, alligator.